Labas vakaras visiems. Labai nuostabu matyti jūsų tokį gausų būrį. Čia tikrai perpildyta salė. Tikiuosi visi patogiai įsitaisėte ir radote vietas. Jeigu kažkas prastai girdite, matote, galite čia ir ant dalies laiptukų susėsti, arba priekiai dar matau porą laisvų vietų. Tai šiais metais švenčiame Čiurlionio 150. Galbūt kažkas jau matėte, o kas dar nematėte, labai kviečiu apsilankyti parodoje Nuo gintarų iki žvaigždžių MK Čiurlionis, amžininkai ir bendraminčiai. Parodos kuratorės Greta Katkevičienė, Katlin Soriana ir Vaiva Laukaitienė. Tai šią parodą atrasite aname pastato korpuse, antrame aukšte, o šioje parodoje, būtent skirtoje 150-mečiui, ir kviečiame pasižiūrėti į Čiurlionį platesniajame kontekste, negu įprastai muziejuje randamoje nuolatinėje ekspozicijoje, kurioje galite visada pratęsti taip pat kelionę po Čiurlionio kūrybą. Tad įkvėpti Čiurlionio ir parodos nusprendėme šį kartą pasikviesti į svečius ir Andželiką Choliną, kuri šiuo metu intensyviai ruošiasi artėjančiai premjerai. Plačiau apie viską papasakos pati Andželika bei Arnoldas, kuris ir moderuos pokalbį. Kviečiu pasitikti. Gražaus vakaro. Tau dar nereikės. Gerai. Norėjau pasakyti labas vakaras. Labas vakaras. O kaip garsiai. Sakai kalbėti garsiau. Ar tikrai garsiau? Labas vakaras visi. Ačiū. Gausiai susirinkę, nepabūgę šito oro. Žinome, kad yra ne tik kauniečių, bet ir vilniečių. Iš veidų matome, kad ir mūsų nuolatinių žiūrovų atėję. Kartu su mumis yra ir mūsų artistų trupė, beveik visa. Tie, kurie šoks Karalių pasakoje. Mes šiandien turėjome muziejuje tokią, kaip sakė muziejininkai, prezidentinę programą. Turėjome ekskursijas, ne vieną, net 3, ir dabar turime susitikimą su jumis. Tai visa Lietuva su nekantrumu laukia teatro nacionalinės premjeros, kurią tu, Andželika, beje, mes vienas į kitą kreipsimės tu, nes mes jau 3 metai kaip dirbame kartu, Andželikos Cholinos pristatyti šitą auditorijai šiaip Lietuvai ko gero nereikia, o aš esu Arnoldas Remeika, teatro komunikacijos ir strateginių partnerysčių vadovas. Tai visa Lietuva, kaip ir sakiau, laukia nacionalinės premjeros, kurią tu jautriai dedikavai mūsų šalies genijui, dailininkui, kompozitoriui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, ir kuri yra įtraukta į Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintą Čiurlionio metų svarbiausių renginių programą. Net taip. Tai neatsitiktinai šiandien esame ir nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje, kuris saugo dailininko palikimą ir kuriame pavasarį atsidarė ši paroda, kurią minėjo Gintarė, kurią ko gero atėję šiandien pamatėt. Tai šiaip labai nuoširdus ačiū muziejui už kvietimą bendradarbiauti ir už tokią užsimezgusią draugystę su mūsų teatru. Tai kalbėti apie spektaklį jo dar nemačius, ne vienas iš mūsų jo nematė, artistai yra procese, Andželika ko gero yra pamačiusi jau viską savo vizijose. Tai kalbėti apie spektaklį nebus paprasta, bet mes pabandysime. Juolab, kad kalbėsim ne tik apie pastatymą, bet kalbėsim ir apie patį Čiurlionį ir ką jis reiškia tau.
Taip pat apie tai, kaip apskritai gimsta tavo spektakliai. Man tai labai įdomu, aš 3 metai vis niekaip nesuprantu, kaip jie gimsta, bet kažkaip gimsta ir tokie puikus. Tai neabejoju, kad auditorijai tikrai yra man pritarančių, kaipgi jie ateina tau. Ne? Tai būtinai paklausiu šito. Aš žinau, kad tau patinka atsakinėti į publikos klausimus, tai pasiruoškite. Nežinau, ar visi klausimai. Visi asmeniniai. Tai žodžiu, bandau truputėlį juokauti pradžiai. Tai sutarkime, kad aš čia turiu kelis klausimus, aš juos užduosiu, mes padiskutuosim, o tada jau galėsiu prieiti, kelkit ranką, aš pats prieisiu ir tada pasakysite savo vardą ir klausimą, ir Andželika atsakys. Taigi, iki Karalių pasakos premjeros, kuri simboliškai taip pat vyks Kaune, kauniečiai, Nacionalinėme dramos teatre lygiai už 2 savaičių, teisingai Liepos 23-24. Tai liko netiek ir daug laiko. Po to premjera tradiciškai pradės kelionę po Lietuvą, nes mes su mūsų spektakliais važiuojame visur, kur tik tai galime kokybiškai, techniškai parodyti savo spektaklius. Bet iki tol, kol premjera atsitiks, dar yra laiko padirbėti. Ir tau, ir kūrybiniai komandai, ir artistams, kurie beje jau 2 kartą pas mus šitame spektaklyje šoka ne tik garsiausi šokio scenos vardai ir veidai, turbūt matėt ir Beatą Molytę šiandien čia, ir Joną Laucių, bet šoks ir mažieji iš mūsų junior trupės. Tai koks jausmas atsidurti finišo tiesiojoje? Kadangi pastatei ir į sceną išleidai, turbūt jau kelias dešimtis spektaklių, ar tas jausmas šį kartą kažkoks kitoks? Labas vakaras visiems. Norėčiau nuimti įtampą pradžioj. Tiesiog paprastai noriu pasikalbėti apie šitą darbą, nes jo iš tikrųjų pati dar jis tik mano ten galvoje ir žinot, kai vaikai klausia, o mums reikės šiandien repeticiją, jeigu mes vakare nešokam. Aš sakau taip, dėl to, kad kas nešoka turi žiūrėti. Todėl, kad visą laiką yra, kiekviena repeticija yra plus kažkoks pataisimas ar ten naujos mizanscenos. Nes supraskit mane, aš liečiuosi prie temos, į kurią savo santykį asmeninį turi visa Lietuva. Tai yra iš tikrųjų, čia kaip man mama sakė, bet čia tokia didelė atsakomybė. Sakau, mama, aš suprantu šitą dalyką, jo. Ir žinot, kaip ta kiekviena tema, aš net nežinau, ar man buvo svarbu, kad dabar tie yra jubiliejiniai metai. Nes Čiurlionis man buvo įdomus jau anksčiau ir aš šiaip mėgstu labai, žinot, kaip gerbti tos mūsų mažos Lietuvos didžius žmonės. Nes jų tiek mažai yra ir mes taip kažkaip, nežinau, nepakankamai visada dėmesingi jiems esam. Tai vat aš esu stačiusi jau anksčiau, pavyzdžiui, ten Čiurlionio jūra mokykloje. Aš neprisimenu kelintais metais, man kaip ir... 21. Tikrai? Nu va, tai jo, bet žodžiu, ta prasme, kad visą laiką man buvo įdomu prisiliesti prie jo kūrybos, gal ne visą laiką jaučiausi, kad jau esu pasiruošusi arba verta, žinot kaip, nes čia vis dėlto toks didelis jo tas vidaus pasaulis yra. Ir dabar atėjo ta diena, jo, kai net nežinau, ko tu manęs klausai. Kokia emocija? Tai va tokia, jeigu gali pasidalinti. Labai jaudinuosi. Tiesiog labai jaudinuosi dėl to, kad
Nors galiu pasakyti taip, kad pakankamai lengvai į mane atėjo tas darbas. Ta prasme, jūs suprantate iš vis, ką reiškia statyti spektaklį nuo nulio. Tai reiškia, kad nėra tau padėta knyga, literatūra, pavyzdžiui, kažkokia ten, nežinau, autorius ir pavadinimas, taip? Tu tarsi tą libretą turi sukurti pats. Tai visada yra labai daug klausimų, kas yra svarbiausia, ką aš turėčiau išryškinti. Ir galbūt aš pradėjau nuo tokio klausimo savo, o ką Čiurlionis būtų norėjęs papasakoti mums, ta prasme, šiuolaikiniam žmogui apie save. Ir nes tos informacijos, žinot, kaip jos nėra daug, tai yra viskas tik tai toks dvelgsmas kažkoks, tik tai kažkokios nuotrupos ir informacija ir dažnai ir kažkaip prieštaringa, žinot, kaip. Ir tarsi tu turi nujausti ir kažkaip visą tą suformuluoti, paversti į spektaklį. Ir dar papasakoti jį ne šiaip žodžiais, žinot, kur ten gali pasakyti, dabar veiksmas vyksta Druskininkuose. O tu turi papasakoti viską šokio kalba. Tai vat, ir... Andželika baigė atsakyti visus klausimus, kurie yra paruošti. Talentinga režisierė, choreografė, talentinga kalbėtoja, nežinau, ką aš čia veikiu. Aš tiesiog noriu grįžti prie to, kad dėl ko aš pasakiau, kad lengvai jisai į mane atėjo, reiškia, nes aš jaučiau, aš nežinau, tie žmonės, kurie, sakykime, kūrė, jie visi tikrai pasakys man, kad talentas nuo žmogaus egzistuoja atskirai. Tai yra, aš niekada neprisiemu, žinot, kaip savo kažkokių čia regalijų ir ten taip toliau, nes aš puikiai suprantu, kad yra į mane kažkoks įdėtas indas ir kažkokia galimybė, reiškia, išreikšti dalykus. Ir vat aš čia, statydama šitą spektaklį, tokį jaučiau labai tokį, kaip čia, labai aišku vedimą. Kad, nes kaip aš sakiau, kad libreto nėra, tu turi pats jį, ne tai kad sukurti, suverti iš tų įvykių, iš tų mums žinomų situacijų apie Čiurlionį. Ir dar išgryninti, reiškia, kas galbūt buvo svarbiausia. Tai vat, kai aš klausdavau savęs, o kaip jisai būtų norėjęs papasakoti apie savo gyvenimą, nes mesgi puikiai žinom visi, kad, žinot, gal nėra taip čia priimta labai apie tos dalykus sakyti garsiai, bet iš tikrųjų tai jis gyveno juk nepritekliui, skurde. Ir tikrai neturėjo tų galimybių, galima šiaip jo laiškus paskaityti ir ten visą laiką yra kalbos apie ką pavalgė ar nepavalgė, reiškia, ar paltą turi ar neturi, nusiprantat. Visi tie dalykai, kurie jam, kaip pasakyti, nepadėjo tobulėti ir vystytis, pavyzdžiui, labai sparčiai. Nes talentinga asmenybė visą laiką nori didžių vandenų, suprantat? Čia yra normalu, mes kiekvienas kaip pagal savo, reiškia, apimti vidaus, mes taip matom pasaulį ir norim to panerimo į tokių gabaritų į tą pasaulį, suprantat? Ir aš esu tikra, kad jis irgi, žinot, kaip norėjo didelių miestų, didelių parodų, didelių koncertų salių, žiūrovų ir klausytojų ir taip toliau. Tai aš apie tai nestatau. Aš statau apie galbūt kaip kažkokią tą pagrindinę tokią liniją
vis dėlto išgryninu, reiškia, fonas yra tas, suprantat, apie ką aš ką tik pasakiau, bet pagrindinė ta mintis ir ta linija, tai aš vis tiek galvoju, kad yra jo sutikti žmonės, moteris jo, ir kurios darė įtaką jam ir žodžiu, santykiai apskritai yra mano toks arkliukas, kaip čia, jeigu taip galima pasakyti. Ir aš mėgstu spektakliuose statyti apie žmonės ir apie žmonių santykius. Ir čia irgi, nors atrodo, juk aš nepažinojau ir nežinau Čiurlionio kaip žmogaus, ir man reikėjo nuspėti jo natūrą, pavyzdžiui, jo kažkaip pagal tai, kaip jis gyveno ir kokia yra išlikusi informacija, suprasti, koks jis, pavyzdžiui, buvo žmogus ir kas jam buvo svarbu, rūpėjo ir taip toliau. Ir šiaip tas konfliktas toksai vidaus, kuris po to man labai taip atrodo, kad išsigrynino, tai kad jis tiesiog neturėjo galimybių išreikšti, kaip pasakyti, save, išsipildyti paprasčiausiai. Nes aš, žinot, žiūrėjau paprastai į dalykus. Pavyzdžiui, mes galime vien tik tai panagrinėti, sakykime, kaip gyveno apskritai to laikmečio žmonės. Tai įsivaizduokit, kad tuo metu, kai Čiurlionis, reiškia, buvo jaunas ir ten pradėjo kurti, tai buvo taip, kad, čia paėmus tiesiog bendrai istoriją apskritai, kad kaimo žmogus tiesiog negalėjo padaryti jokios karjeros. Jinai buvo neįmanoma. Todėl, kad tais laikais, dėl ko paskui vyko visos revoliucijos ir brūzdėjimai, ir sukilimas, ir ten taip toliau. Todėl, kad tais laikais buvo labai didelė atskirtis tarp žmonių, kurie yra labai turtingi, ir tie, kurie, reiškia, buvo, sakykime, kaip Čiurlionis. Ir jis, aš manau, tikrai nežinojo, kad yra neįmanoma padaryti karjeros. Tiesiog. Nes čia aš tiesiog prisiskaičiau, žinot, literatūros. O buvo įdomu, įsiterpsiu, taip buvo malonu klausytis, net nenorėjo tavęs trukdyti ir pertraukti, bet visgi, ko gero, natūralus kyla klausimas, kai tu esi libreto autorė, nes Andželika, kaip ir minėjo, yra šito spektaklio ne tik režisierė, choreografė, bet parašiusi ir libretą, suvėrusi, kaip pati mini, tai vis tiek gali veikti iš nuojautos, bet faktinė kažkokia informacija, jinai tikrai ne iš Wikipedijos ateina. Tai ko gero teko tau kažkur paskaityti, paanalizuoti, pavyzdžiui, tie patys laiškai garsieji. Laiškai, žinokit, antrailis momentas visiškai. Ta prasme, laiškuose aš tai iš vis galiu pasakyti, kad čia aš paskui pasakysiu. Gerai, aš noriu grįžti prie to, ką norėjau, reiškia, pasakyti, kad tai tais laikais paprasti žmonės, pavyzdžiui, kaip jų karjera klostydavosi. Pavyzdžiui, jeigu tu atvažiavai iš kaimo, tai tu galėjai maksimum kuo būti, tai kareiviu. Tiesiog, eiti tarnauti ir daryti tenai karininko, reiškia, kažkokią tai karjerą. Arba tu turėjai būti pirklio vaikas ir tada, reiškia, tu prekybininko, nežinau kaip čia pasakyti tiksliai. Ir žodžiu, ir tada, reiškia, turėti kažkokį palikimą, nežinau, reiškia, namus geresnius, ten apsirengti kažką ir ten taip toliau ir kažkaip tai taip išgyventi. Tai reikia suprasti tą, kad jisai buvo, sakykime, konkrečiai tokioj situacijai. O dar šiaip, jeigu paėmus bendrai miestai, tai įsivaizduokit, kad tais laikais net kanalizacijos nebuvo. Pavyzdžiui, koks nors Peterburgas, jo. Tai architektūra jo, kodėl tokia yra. Sakykime, pirmam aukšte niekas nenorėdavo gyventi, dėl to, kad paprasčiausiai smirdėjo. Suprantat? Jo. Tai buvo visi būtai, pavyzdžiui, tie jau 2., 3. aukštas tik tai.
sakykime, geresni ir pritaikyti gyventi žmonėm. O pasižiūrėkit, pavyzdžiui, Čiurlionis Savičiaus gatvėje, kokiam gyveno, beje, Savičius, čia prie manęs, aš gyvenu per namą, reiškia, nuo to. Čia Vilniuje. Vilniuje, jo. Tai aš tiesiog buvau nuėjusi į jo tą kambariuką, kuriame jisai gyveno. Tai suprantat, ten yra kambariukas, į kurį net nepatenka saulės šviesa. Iš vis. Tai ką tai reiškia? Tai drėgmė, šaltis. Ir dar tais laikais irgi taip, aš tiesiog išsinagrinėjau visą tą buitį, apskritai žmonių, kaip jie gyveno tais laikais. Tai, pavyzdžiui, o kaip valgyti? Tai tu turėjai turėti, juk virtuvės tai nėra. Tarsi virtuvių tokių pas mus dabar yra, reiškia, plytelė, ten, reiškia, ten kriauklė, suprantat, visas tas komplektas. Anksčiau to nieko nebuvo, tu turėjai turėti moterį, kuri tau gamina valgyti. Tarsi šeimininkė. Tai iš kur galima, pavyzdžiui, jaunam žmogui, studentui, sakykime, įsitaisyti. Tu turi turėti pinigų ir vaikščioti į knaipes ir ten maitintis. Tai dėl to visi tie laiškai apie košes ir yra. Suprantat, kad reiškia apie nepavalgymą nuolatinį. Tai kur pigiau tai galima padaryti ir ten taip toliau. Tai įsivaizduokit, kad šalia viso tos tavo pasaulėžiūros ir tų visų jausmų ir taip toliau, tai yra dar toks, taip sakant, dalykas lydintis ir toks jausmas, kad neišsprendžiamas niekada ir kuris alina, sekina ir ką daro. Ir depresija kažkokia turbūt užmesga. Suprantat? Tai šitas dalykas, man atrodo. Tai aš tą pačiu gal iš karto ir paklausiu. Tu esi sakiusi spektaklio pristatymę spaudoje, kad Čiurlionio vidinis pasaulis, gilus ir ypatingas, tapo jam, cituoju, Dievo dovana ir kančia viename. Tai įdomu. Taip sakiau? Taip. Visi portalai parašė. Tai kaip šitas prieštaringas dvilypumas atsispindės tavo Čiurlionio gyvenimo interpretacijoje? Suprantat, kaip yra. Nežinau, kaip atsispindės, pasižiūrėsite jūs, bet tiesiog čia, žinot, kai statai spektaklį, tas žinojimas, jis toks kabo kaip kažkoks kardas. Ir nežinau. Tai, tarkime, ant to dvilypumo, ant tos, tarkim, dovana ir kančia viename, tu statysi siužeto dramą, ar čia bandau spėlioti? Aš kelis gabalėlius jau mačiau, bet viso spektaklio dar niekas nematė. Suprantat, čia reikia ne tai, kad mano nebuvo siekiamybė atkurti įvykių kažkokių konkrečių, sukurti atmosferą. Ir iš to jo gyvenimo mums žinomų nuotrupų tokia sukurti kaip, nežinau, poezija, žinot. Toks labai sudėtinga iš tikrųjų kalbėti ne apie tai, ko dar nėra, ko dar nepamatėjau apskritai. Jūs supraskite, kad aš jaučiuosi taip, kad aš vėlgi grįžtu prie to, kad yra toks kaip mane kažkas veda, tai dar nenuvedė, yra 2 savaitės. Suprantat? Jo, tai nes aš iš tikrųjų tas jausmas toks yra, kad tu kažkaip pasijungi tarsi į kažkokį tai lauką. Tiesiog įsivaizduokit, kad maždaug metus galvoju apie Čiurlionį, jo, ir taip, ne tai, kad sėdi ir galvoji, bet tu kažkaip taip tarsi atsiveri tai temai ir į tave tada pradeda eiti kažkokie ten, nežinau, srautai, kuriuos aš paskui paverčiu scenomis ir pati net nustembu kartais, kad o tai kaip čia visai neblogai gavosi. Tarsi, kai aš pradedu žiūrėti į savo darbą kaip ne į savo, tai jau tada yra labai gerai. Ta prasme, kad taip kaip žiūrovas pradedu žiūrėti, lyg tai kažkas čia kitas pastatė,
Nežinau, kitaip ir yra. Aš savęs net menininkė nevadinu. Jūs šį mane žiūrit, taip suprantat, kaip į kažkokį šventą. Nėra taip. Ta prasme, kad aš net nevadinu savęs menininkė. Todėl, kad aš tiesiog esu žmogus, kuris moka daryti spektaklius. Viskas, taškas. Suprantat? Ir nieko čia nėra. Tai vat. O kada spektaklis yra laikomas, atsitikusių, gimusių? Tu sakai, 2 savaitės tave veda, atves. Ne, tai čia, žinot, kaip čia yra šiaip toks kažkoks procesas. Man asmeniškai tai iš vis spektaklis atsiranda tik maždaug po 10 karto jo rodymo. Nes tada tik įvyksta premjera ir aš paprastai artistam pasakau, kaip, sakykime, nežinau, bet kurį leidžiant spektaklį, mes visi žinom, kad dabar mes pasikalbam, kad dabar atsitiko premjera. Tai dėl to, kad tai yra vis tiek procesas, nes žinot, kaip čia šoka gyvi žmonės, jie irgi, kaip pasakyti, įneša savo dalykų, su laiku daugiau supranta, daugiau išgirsta, daugiau, kaip čia, įdeda to savo. Aišku, aš dar labai turiu vis dėlto paminėti muziką, nes spektaklį daro iš tikrųjų muzikiniai kūriniai. Ir aš tik tai taip džiaugiuosi, kad aš ją girdžiu ir jos negadinu, bent jau man taip atrodo. Todėl, kad tai yra esmė iš tikrųjų muzikiniai kūriniai, nes visų pirma, juose yra dramaturgija, kurią reikia nuskaityti, mokėti reikia nuskaityti ją. Ir tai tada tikimybė didžiausia, kad nesugadinsi, taip sakant, muzikinio kūrinio. Tai šiame spektaklyje aš naudoju, stengiausi labai daug, kaip čia Čiurlionio kūrinių jo parašytų naudoti. Aišku, mes suprantam, kad yra tų interpretacijų dabar, yra aranžuočių įvairių ir ten taip toliau. Aišku, aš rinkausi truputį pagal tai, ko man tarsi scenai reikėtų, tai konkrečiai, kuris variantas atlikimo labiau išreikštų. Nežinot, kaip čia. Tas pats kūrinys, kitas tempas, viskas, kita nuotaika. Ir tu kitą vaizdą matai. Tai naudoju tikrai, nes labai noriu, kad suprantat, Lietuva žinotų tos kūrinius. Jūsgi matot, vaikštote mano spektaklius ir dar daug kitų žmonių vaikšto. Tai tegul jie išgirsta tos kūrinius, tegul jiems būna, taip sakant, jie girdimi. Nesgi nieks nieko nežino dabar jau, suprantat. Tiesiog niekas nieko. Ir tas taip nueina į užmarštį kažkokią. Naudoju spektaklį ir lietuvių kompozitorių kūrinius, tai yra, kurie dedikavo savo kūrybą Čiurlioniui, kaip pavyzdžiui, Jautoji Urbaičio ramybė. Ir bus pas mane, bet žinot, pamatysite kaip. Pasiimkite daug nosinių. Jo. Tai tada dar Donatas Zakaras yra toks kompozitorius iš jaunesnių. Juozo Naujalio kūrinį vieną naudoju. Taip, jo, bet ta prasme nepersistengiu, žinot kaip, ta prasme, kad tiesiog gal nebuvo galimybė, kaip čia, tiesiog neradau. Bet irgi galima pasakyti, kad mes nedėmesingi savo, reiškia, menininkams, todėl kad reprodukciją sunku rasti gerą, pavyzdžiui, geros kokybės paveikslo reprodukciją ir muzikinį kūrinį irgi, žodžiu, atlieka toks jausmas tik tai skatinami. O kodėl taip yra? Neturi tai būti, man atrodo. Tai kažkokiai programai yra Čiurlionio kūriniai, dėl to mes juos grojam. Tai jie šiaip yra labai geri, jeigu jau taip įsiklausyti. Tai nors klausk, Arnoldai. Tai kaip ir pati paminėjai, kad Čiurlionis tavo akiratėje atsiduria jau ne pirmą kartą. Tai 2021 pagal jo simfoninę poemą Jūra pastatei to paties pavadinimo vienaveiksmį spektaklį, baletą, šokio spektaklį su Nacionalinės Čiurlionio meno mokyklos moksleiviais.
Tai šį kartą spektaklio mastas jau kitoks, dabar jau Mastas yra žiaurus, žinokit, 1:50. Aš ten jau taip save spaudžiau, kad tik nebūtų tokios trukmės, bet nesigauna. Suprantat, nesigauna papasakoti trumpiau. Tai, žodžiu, 1:50 be pertraukos, tai turi... Dar porą faktų, kad 45 artistai scenoje, 300 kostiumų, su dubleriais, taip, bet 300 kostiumų, 11 berods kartų persirengs. Nu taip, todėl, kad neįmanoma, suprantat, irgi čia, taip sakant, kaip dabar šiais laikais, kaip aš sakau, aš pro šiuolaikinį teatrą noriu mandagiai praeiti pro šalį, todėl, kad niekas kažkaip, tai kad nespranta, nežinau, bet mes turim kažkaip investuoti, tu įmėsi tokios temos, taip, tai ašgi negaliu pastatyti spektaklio su 2 prožektoriais ir su, reiškia, maikutė ir ten, žinot, kaip vat. Ta prasme, ta tema reikalauja šitos išraiškos ir tu turi daryti. Ir viskas, nes tu taip užsimojai, tai reiškia, tu turi taip daryti. Tai ačiū Dievui, kad yra kažkas, kas mus kažkaip čia taip dar domisi, kad, reiškia, remia. Tai tas yra labai malonu, nes šiaip valstybė tai neremia, aš dabar pasakysiu šitą dalyką, prašau manęs nepertraukti. Kad, reiškia, mes iš tikrųjų, žinot, kaip paprasta buitis, kaip atsiranda spektakliai, jo. Mes gavom kažkokią 20 000 eurų, kas yra, reiškia, tokiam pastatymui. Mes jį atiduosime jūsų Kauno muzikinio dramos teatrui už 4 dienas nuomos. Viskas. O visą kitą mes darome iš savo pinigų. Suprantat? Tai kaip aš vaikučiam sakiau, gal, kad nepameskit pirštinių vaikučiai, jo. Todėl, kad norėčiau, kad nereiktų man būto parduoti. Suprantat, bet iš esmės mes visą laiką ant tos rizikos ribos visą laiką balansuojam, dėl to, kad ypač toks pastatymas, suprantat, jis reikalauja. Ir aš nenoriu, kad spektaklis eitų metus, jis turi eiti visą gyvenimą. Tiek, kiek artistai išlaikys jį. O jie išlaikys tol, kiek aš būsiu tą spektaklį įdėjusi jų širdį, suprantat. Tai jie tiek ir išlaikys. Beje, grįžtant prie Čiurlionio temos, jo tas mecenatystė. Tai gerai, kad jisai turėjo kažkiek jo Bronislava Volman jam padėjo ir plėtė jo tiesiog galimybės, kad jis galėjo pamatyti miestus didelius, jo, kad jisai galėjo, reiškia, pamatyti tą patį ten Kaukazą, kuris įkvėpė jį tapyti dar kitokius paveikslus. Ir tai yra iš tikrųjų labai svarbu, nes tais laikais, čia vėlgi aš grįšiu į tuos laikus, nes visą laiką mėgstu tokiam kažkiam didesniam, platesniam kontekste vis dėlto pasižiūrėti. Tai pavyzdžiui, kaip jums atrodo, Čaikovskis, jis nebūtų padaręs jokios karjeros. Jis turėjo moterį, turtingą, labai, kuri jį visą gyvenimą labai stipriai rėmė. Ta prasme, jinai jam ten didžiausias pinigų sumas skyrė. Dėl ko? Tai jūs galvojate, Čaikovskio kūrinius amžininkai atliko kas nors? Reiškia, ne. Jo kūrinius grojo jo draugai, bet jie vis tiek už visą tai ėmė pinigus, suprantat, ta prasme, ir jinai jam finansavo visą tą dalyką. Tai įsivaizduokit, jinai darė sklaidą jo kūrybos. Tai tik todėl jisai pasidarė tuo, ko jisai yra. Įsivaizduokit, kad jinai jam, pavyzdžiui, finansavo ir, man atrodo, 1891 metais, jo buvo Amerikoje, New York'e Carnegie Hall atidarymas. Tai Čaikovskis plaukė į tą, reiškia, atidarimą, jis dirigavo ten savo kūrinius toj, reiškia, atidarimo progą. Aš dabar šiaip paėmiau šitą pavardę, nes, nežinau kodėl, bet tiesiog sakau jums kaip pavyzdį. Tai suprantat, kokia tai buvo sklaida. Bet tai visą tai
kainavo, jis nebūtų padaręs vienas šito dalyko niekada gyvenime. Tai vat, tiesiog noriu pasakyti, kaip tai stipriai ir iškės įtakoja, bet įtakoja ir šiais laikais. Suprantat, jeigu tu turi galimybę, tai tu, taip sakant, gali padaryti, kaip čia plačiai išsiskleisti, jeigu ne, tai ne. Galbūt įmanomas kompromisas su kokybė, su masteliais. Aš žinau tavo atsakymą, bet... Ne. Kompromisų nėra ir nebus niekada. Čia va sesė mano sėdi, jinai žino, aš ją visą laiką, jinai sako, po kiekvieno tokio didelio spektaklio, jinai man sako, bet padarom dabar kokį nors mažesnį jau dabar spektaklį. Su 3 artistais. Taip, jau, bet suprantat, nebus taip niekada. Dėl to, kad mene yra taip arba ne. Viskas. Ir viskas. Arba tu darai ir darai, arba sėdėk namie ir šok mamai virtuviai šokius. Tai vat. Tai grįžtam prie Čiurlionio ir galbūt tęsiant mecenatystės temą ir tavo pravestą paralelę su kitų garsių kompozitoriumi. Tai Bronislavos Volman parama ko gero buvo nepakankama tam, kad jisai nuostabu, kad taip atsitiko ir kad jis galėjo pamatyti pasaulio ir galėjo kažkiek tai lengviau gyventi, bet vis dėlto tai nebuvo pakankama parama, kad jis galėtų išsilaisvinti iš savo situacijos. Bet žinot, kaip aš galvoju, kad vėlgi, tai dabar labai čia viskas susiniveliavę, žinot, bet tais laikais, man atrodo, buvo labai aiškios pareigos, kad vyras turi išlaikyti šeimą. Ir manau, kad jis tiesiog jautėsi blogai dėl to, kad jis negalėjo to padaryti pilnai, kaip jisai įsivaizdavo. Ir ką? Ir nieko. Iš ties buvo daugybė bandymų važiuoti, ieškoti, darbintis. Tiesiog noriu pasakyti, kad man atrodo paraleliai šalia viso to, kas jam ir tikriausiai norėjo padėti. Bet žinot, taip, nebuvo to tokio pripažinimo laiku. Žmogus, menininkas, jis turi būti pripažintas laiku. Suprantat, vat kas turi atsitikti, čia yra labai svarbu. Nes tada jį kažkaip jam suteikia to kažkokio, bent jau pasitikėjimo. Tai gerai, kad, pavyzdžiui, mano pasitikėjimas, pas manęs yra įgimtas. Tiesiog aš tą suprantu, kad aš turiu įgimtą pasitikėjimą savim, bet ne visi taip. Tikrai. Ir jiems reikia padėti, ir jiems reikia to gero žodžio ir visko iš tikrųjų reikia. Tai vat, ką noriu pasakyti, kad viso to nebuvimas ir tokia neviltis, tokia, kad, manau, iššaukė jame tą sielos ligą. Suprantat? Ir šiaip, tada jau, jeigu taip gilintis visą tai, mane labai vis tiek tas paskutinis jo gyvenimo periodas labiausiai kažkaip taip aš apie jį daugiausia galvojau ir bandžiau įsivaizduoti. Tai jis vis tiek buvo, galima visaip, žinot, kaip pasakoti apie jo baigtį, jo, bet, pavyzdžiui, aš norėčiau naudoti tokius, kaip pasakyti, paprastus ir tikrus žodžius. Jisai buvo uždarytas į ligoninę, jo, mes vadinam sanatoriją, Pustelnikas. Kokia čia sanatorija? Čia yra paprasčiausia, kaip lietuviškai. Taip, jo, paprasčiausia. Ten prabūti vienam 10 ir ten daugiau mėnesių. Suprantat, kai jo nelankė, jo, žmona. Suprantat, dar aš pasidomėjau, dabar čia vėlgi platesnis tas, kontekstas, kaip tuo metu Pustelnike buvo gydomi ligoniai. Tai buvo, suprantat, naudojami visi tie netašyti metodai. Tai vandens šalto terapija, kai panardina žmogų į šaltą vandenį ir laiko jame.
tada visiška izoliacija nuo žmonių ir nuo to, ką tu darai. Tai pavyzdžiui, vat, žmogui, kuris, reiškia, kūrė, atimti iš jo, pavyzdžiui, galimybę tapyti, nežinau, ar ten rašyti muziką, nu, tai žinot kaip, tai čia tu padarai dar blogiau jam, iš tikrųjų tai, nu, aš bent jau pagal save sprendžiu. Vat, tada elektrošokas. Dažnai viskas, visos tos priemonės, kurios buvo tiesiog tokios primityvios ir aišku, žmonės tais laikais nežinojo, kaip tą gydyti ir gal čia niekas čia nekaltas, aš to ir nesakau, bet tiesiog sakau, kokiose jisai buvo realiai, reiškia, kokioj buvo situacijoje. Tai vat, ir kaip tada, kaip čia pasveikti, kaip čia iš vis išlikti visame tame, suprantat, ir kai tu esi atskirtas tiek laiko, jūs pagalvokit, tiek laiko, čia yra didžiulis laiko tarpas. Ir reiškia, kai tu negali susitikti, ar tai tavęs nelanko, kaip pavyzdžiui čia suprasti. Taigi nebuvo telefonų dabar, žinot, kai mes čia galim žinutę parašyti, atvažiuok. Jo. Nu, suprantat, jo, tai vat, daug šitų dalykų, kai tu esi paliktas vienas su savim, ir tada neaišku, kuri pusė, nu, vieni moka vaduotis iš to patys, bet kiti ne. Tiesiog, tai vat. Aš tik noriu pabrėžti, kad informacijos apie mūsų diskutuojamą žmogų atrodo daug, bet ne tiek ir daug, ir dėl to yra pačių įvairiausių galbūt ir interpretacijų ir na, faktai lieka faktai, bet vat, klausimas yra tavo interpretacija. Tu sakai, kad tu nori atkurti spektaklyje, tavo tikslas... Aš suprantu, ką Arnoldas klauso, jūs tiesiog pabandykite pajausti, ką aš norėjau pasakyti. Tiesiog, o ateis kas nors į spektaklį, aš čia taip šneku, tarsi čia visi eis. Tikrai, o pakelkit rankas, kas ateisit. Kas jau turit bilietą? Jo, tikrai? Nu va. 10? Nežinau, mes labai priklausome, žinot, nuo ko. Jums taip atrodo, kad mes čia va taip ir organizuojam, kada norim. Ne, taip nėra. Visų pirma, mes turim gauti salę. Kauno nacionalinis dramos teatras irgi per kraują buvo gautas, dėl to, kad nieks nenori eiti darbą vasaros metu. Suprantat? Jo, čia yra daug tų tokių detalių, žinot, kaip kad... Bet to labai šoka daug iš įvairių teatrų artistų, juos visus reikia suderinti. Bet, logistika sudėtinga yra iš tikrųjų. Bet aš suprantu, kad šitas spektaklis jisai turės tikrai tokį didelį dėmesį ir jau dabar turi. Ir tai ta atsakomybė dar didesnė. Tai vat. Jeigu jūs klausat, kada bus tas 10, kuris jau tas tikrasis, tai ko gero kažkada Šiauliuose prieš naujus metus jau bus tas 10. Jo, nes planai tai jie yra, aš tiesiog dar taip toli nežiūriu, jo, bet turbūt. Aš noriu, kadangi čia su mumis yra ir dalis mūsų jaunių juniors trupės, tai norėčiau klausimą ir apie juos. Tai spektaklėje Čiurlionio kūryba, tą jo, kaip sakai, gilų vidinį pasaulį, įkūnys net 25 teatro jaunimo trupės artistės. Dalis yra čia su mumis. Kurios kartu kurs kaip ir tokį atskirą... Nepasakok, nieko negalima. Jo, nieko negalima pasakoti. Parodysiu tik, Martynai, tu esi čia mažiukas, Martynas. Ateik. Vat, Martynas Šveikauskas, iš Jonavos, berniukas, jisai kurs Kastuko jaunojo, reiškias, vaidmenį. Ir jisai mokosi baleto pirmus metus, taip? Antrus, pas mane, jo, taip? Ne, pirmus. Pirmus, jo, pas mane pirmus, taip. Ir, nu, pasimkit nosinio, aš jums rimtai sakau. Jo. Tau patinka šokti? Jo. Kodėl? Pasakyk, kaip jauti. Ar tau patinka šitam spektaklį šokti? Patinka. Labai? Labai. Aš kai klausiu Martyno, ne Martyno, apskritai visų vaikų sakau, ar kas nori būti solistu, ką Martynas sako? Aš. Va. Jo. Tai, jo.
Ir žinokite, bus nepaprasto gabumo ir talento vaikas, labai gerų duomenų, tai vat, saugosim tave, Martynai, taip? Gerai? Nepavargai? Gerai. Tai va. Ačiū Martynui. Tai žodžiu, ką spektaklį vaidins Martynas, mes Šveikauskas, pasakėme, o ką vaidins 25 merginos, nesakysime. Jo, viską, žinokit, nereikia jokių čia praskleistų užuolaidų, žinot kaip, aš niekada nekuriu jokių intrigų, nieko nereikia. Tai yra beprasmiška. Čia, suprantat, galima prikurti, prisakyti, kaip čia viskas bus, pasakyti apie save 120 komplimentų, o po to žiūrovas ateina ir nieko to nepamato scenoje. Nereikia. Turi būti atvirkščiai. Jo, geriau jūs ateisite ir jūs tiesiog patys žinot, kaip pažiūrėkit, ar pavyks kažką išvelgti tam pastatymę. Tai tas žymiai vertingiau yra, negu aš čia dabar jums sakysiu, žinot, kaip ten kas bus. Pažiūrėsim. Tai mūsų renginys vadinasi Dedikuota Čiurlioniui berods. Tai tų dedikacijų šiais metais, dedikacijų, interpretacijų, pačių įvairiausių, turint mintyje, kokie tie metai jau yra ir buvo įvairių. O dabar, kai spektaklis jau į pabaigą, ar tu jauti viso šitoj gausoj turinio apie Čiurlionį, renginių, pačių įvairiausių meninių požiūrių, interpretacijų, ar jauti kažkokį iššūkį parodyti kažką nematyto, ar tu ir taip žinai, kad viskas, ką tu parodysi, jau Pas mane holiniška. Tokių minčių net niekada nebūna. Ta prasme, kad aš niekada nenoriu nustebinti ar ten pagalvoti, o kaip čia, ką čia reiktų padaryti, kad žmogui patiktų. Tai yra neįmanoma, suprantat? Tai yra beprasmis apskritai dalykas čia galvoti, o kas čia galėtų čia patikti. Žinot, kaip aš sakau, aš pasijungusi tą lauką, ten kažkokį, ir ką man atsiunčia, aš per save perleidžiu ir viskas, ir tą jūs pamatysit. Viskas. Aš ne menininkė. Nepamirškite. Bet visi sėdi turbūt ir galvoja, aš irgi norėčiau turėti tokį kanalą, per kurį man viskas tokiais paketais įkrenta. Iš tikrųjų, tai labai dėl to man, kaip pasakyti, įdomu gyventi dėl to. Tai kaip ten aš sakiau, kad tai yra ir kančia, ir Dievo dovana viename, iš tikrųjų taip ir yra. Jo. Bet man pasisekė, kad aš galiu realizuoti tai, suprantat. Tiesiog, aš turiu sesę puikiai, kur mes, kiek čia mūsų teatrui metų jau? Šiemet švenčiame, minime 25 gimtadienį, jubiliejus. Taip. Tai mesgi realiai dviese, iš tikrųjų, vat, kaip pradėjom vat, ten kažkada, būdami vaikai tokie. Jo. Ir kažkaip vat, nebijojom to daryti ir darom ir darysim, tikiuosi. Tai vat. Taip. Žiūrovų klausymas. Čia malonumas tiesiog dalyvauti tokioje diskusijoje, nieko nereikia daryti, tu viską pati pasakoji, kalbi, žodžiu, tiesiog sėdžiu, klausausi, va kartu su klausytojais. Bet dar vieną kokį kitą klausimą užduosiu ir tada paprašysiu, kad jau susirinkusiai galėtų irgi paklausinėti. Tai tas klausimas nebus tau naujas, kars nuo karto ir žurnalistai tokį užduoda, bet gal šitai auditorijai bus vis tiek prasminga išgirsti. Tai papasakoti istoriją, ypatingai tavo spektakliuose santykių istoriją ir pertikti kažkokią dramą, pavyzdžiui, dramos teatre arba kine yra viena, ne? O šokyje, be žodžių, šokio kalba yra visai kas kita, ne? Kad žmogus ne tik suprastų, bet ir išjaustų ir išeitų gal net pasikeitęs, ne? Tai vat klausimas, kaip tau pavyksta ta šokio kalba viską paaiškinti.
kad nereikia jokių papildomų priemonių, programėlių. Mes turėsim programėlę, kaip tik šiandien baiginėjame ją, bet iš tikrųjų, kaip be pagalbinių priemonių, 2 valandas žmogų taip prikaustyti, kad jis viską galiu suprastų. paaiškinti šitą dalyką. Žiūrėkit, kas yra šokio kalba apskritai. Tai yra kūno kalba. O kūno kalbą nuskaito visi žmonės. Suprantat, tai yra tiesiog. Tai, žinot kaip, aš dabar sėdėčiau taip, tiesa, kalbėčiausi su jumis. Jums tai kažką sako, tiesa? Nu, tai sako. Jeigu aš sėdėčiau, šitaip, taip, tai viskas, visi instrumentai yra naudojami, kaip pasakyti, norint papasakoti istoriją. Tai kitas klausimas tik tai, kad gal ne visi moka ją papasakoti, jo, bet Va, vieniems pavyksta, kitiems ne. Bet to reikia mokytis. Nes labai dabar daug, žinokit, yra tokių, kaip pasakyti, be mokslių iš vis, tokių diletantų, kurie ten kažką stato ir truputėlį diskredituoja apskritai profesiją ir tai nors aišku, visi turi teisę į kūrybą ir visiems užteks po saulę vietos, kaip aš sakau visą laiką, bet vis dėlto, dar aišku, tu turi turėti ką pasakyti. Ir dar, turbūt gal svarbiausias dalykas, aš galvoju, kad tam, kad tiesa atsirastų scenoje, o jeigu mes kalbame apie žmonės ir apie jų, reiškia, kažkokią istoriją, nežinau, meilės, ar turi būti labai tikslus psichologinė prasme. Ta prasme, kad, suprasti, koks tipažas buvo tas personažas. Paimkim, kad ir Sofija, jo, pavyzdžiui, juk jinai, mes, kaip čia, aš turiu iš tos visos informacijos esamos apie ją, kaip ir nuspėti, koks jinai buvo, reiškia, kaip žmogus. Tokį psichologinį portretą jos sukurti. Jo, ir čia nutolti nuo tiesos negalima. O suprantat, taip atrodo, kad visi žmonės skirtingi ir nieko čia, bet žinokit, nėra taip. Yra labai vis tiek tokie, kaip čia, tipažai žmonių, arba kaip elgesi žmogus, reiškia, tipiškai, sakykime, įstatytas į tam tikras situacijas. Pavyzdžiui, Katrinai, juk jinai labai jauna ištekėjo. Labai jauna. Tai kas gali būti jaunos mergaitės galvoje? Tai aš dar nežinau, dabar ne pagal save sprendžiu, bet sakykime, tiesiog kaip aš maščiau, jo, kad visada gali patikti vyras, imponuoja, kuris yra talentingas. Bet, pavyzdžiui, mes tada nesuprantam vis dėlto, kad reikia atskirti, kas yra talentas žmoguje ir koks jisai kaip žmogus. Nes tai gali būti absoliučiai skirtingi dalykai. Visiškai. Po to prasidėjus problemom, kaip tu jas reaguoji, pavyzdžiui. Ar tu nuo jų bėgi, ar tu jas sprendi, kai tau, pavyzdžiui, labai mažai metų. Ir kai tau tėvai neleido su tuo, reiškia, Čiurlioniu tuoktis. Jo, sakykime, nepalaikė to ryšio, nes jisai bėdnas, matote. Suprantat? Ir tas, reiškia, neįgymas. Ir, pavyzdžiui, po to pasiteisina tai, kad, tai reiškia, pinigų, tai vis dėlto jų kaip ir nėra, ir gauti ten iš kažkur nelabai yra. Tai, nebuvo tokios minties, kad gal aš padariau klaidą, pavyzdžiui, kodėl ne? Ne tai, bet ir aš taip savo pateisinu tą, sakykime, Sofijos nelankymą jo Pustėlnike. Tai irgi toksai, žinot, momentas. Galima taip galvoti, galima ir va šitaip galvoti, todėl kad vis dėlto, jinai jauna mergaitė buvo. Be jokios patirties gyvenimiškos ir taip toliau. Ir staiga susidūrė su dalyku, kuris yra nevaldomas. Pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad kas yra depresija. Ir jūs matėt, kaip atrodo žmogus, kuris serga depresija. Jisai, pavyzdžiui, būna taip, kad jisai guli lovą ir žiūri lubas, viskas. Arba kažkaip pasireiškia, sakykime, aršiai. Bet kažkoks išlenda kitas vidus, kurio tu nepažinojai. Tave tai gazdina.
tada tu nori nuo to atsiriboti. Suprantat, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Juk niekas nėra kaip čia tobulas, nieks nesupranta, kaip reikia gyventi, nieks nesupranta, kaip reikia kurti santykius, iki šiol nesupranta. Nėra jokių taisyklių. Čia yra absoliučiai kažkoks sėkmės dalykas, kad kažkokį tai gyvenimo periodą tu pragyvensi, pavyzdžiui, laimingai. Bet, pavyzdžiui, bus ir kažkokių tai ten tų dramatiškų situacijų, bet ar tu mokės priimti, tai ačiū Dievui, pavyzdžiui, čia vat jau aš sprendžiu pagal save. Aš labai mėgstu savo gyvenime dramatinės situacijas, nes tik dėl jų dėka, iš vis šitų išgyvenimų, kažkokių baisių, tu gali būti tikslus scenui, spektakliuose, tiesiog. Tai va, ir dar tai išmokina pateisinti visus žmonės, kas irgi labai yra svarbu statant spektaklį. Nes negalima, tiesos nebus, jeigu tu būsi nors vieno personažo pusėje. Negali tai būti. Nes Čiurlionis turėjo savo tiesą, Sofija turėjo savo tiesą ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ta prasme, mano reikalas yra priartėti prie tos tiesos bendrai. Tai vat. Nežinau, ar jūs sutiksite, pavyzdžiui, su mano interpretacija šito spektaklio. Nežinau, bet aš vis dėlto kažkaip labai stengiausi būti, atkurti jų tos psichologinius portretus, reiškia, tiek Marijos Moravskos, tiek Bronislavos, ta prasme, visų personažų, kurie yra užkabinti tam spektaklyje. Tai va. Čia kontekstui Marija Moravska tai buvo pirmoji... Visi žino, man atrodo. Tikrai? Taip. Ja? Pirmoji meilė Čiurlionio. Pirmoji meilė Čiurlionio. Taip, tai va. Iš tikrųjų pasižiūrėjau laikrodį, valandą jau čia vyksta šitas pokalbis, o gal labiau monologas, bet tikrai visiškai neprailgo ir pats laikas būtų ir jums užduoti klausimus. Ar yra norinčių? Kiek norit? Gal mes kadangi jūsų yra per 100 čia, gal bus norinčių daugiau, tai gal po vieną klausimą aš prieisiu, kad visi girdėtų. Aš turiu 5, bet tai nors pradžioj porą klausimų. Pirmas, užsiminėt, kad 25 metai teatrui pradėjot su sese, o koks dabar teatro statusas ir kokia vizija? Ar turite etatus, ar turite patalpas ir kaip... Mes niekada nieko neturėjom. Neturim net repeticijų salės ir neturim jokių iš vis, kaip aš vadinu, popierinis teatras esam. Nes mes turim tik pavadinimą. Bet čia, žinokit, man jau yra normalu, nes, pavyzdžiui, Nekrošius, taip? Tai ar jisai turėjo, būdamas tokio maštabo režisierius, taip garsinęs Lietuvą, jisai dirbo Meno forte. Jūs kad nors buvot Meno forte, kas tai yra? Kambariukas. Jo, kambariukas. Tada Oskaras Koršunovas irgi, reiškia, tokio maštabo, aš nežinau, kas padarys per artimiausius 50 metų tokią karjerą kaip jisai teatre. Tikrai neatsiras tokių, jau jie būtų, jų nėra tiesiog tokio maštabo režisierių. Ką turi Oskaras Koršunovas? Kambariuką. Ir tai dabar jau jį ten iš jo atėmė ir ten taip toliau, suprantat? Taip, kad jau čia aš tų santykių su valstybė tiesiog net nenoriu. Suprantat, ten eit prašyti, mes su sese kažkaip esam pagalbėję, kad mes niekada gyvenime nieko neprašysim. Aš tiesą sakant, tokia, kaip čia esu idealistė, man atrodydavo anksčiau, kad mane turi pastebėti ir va tada, reiškia, kažkas man pasakys, o va čia jums repeticijų salė, pavyzdžiui, va jūs galite repetuoti, jums bus lengviau. Tai va, niekada taip neatsitiks, nes va, niekada, ar dėl to, kad mūsų tiesiog valstybė biedna, ar tiesiog mes nemokam mylėti vieni kitų, nežinau, bet gal ir tas. Tai va. Tai gal dar antras klausimas. Kaip vertinat operos teatre pastatytą spektaklį Čiurlionis? Pastoras tu nustatyti ir kas ten? Žinokit, nemačiau ir labai džiaugiuosi.
Jo, nes jisai dabar bus kažkada čia gal rugsėjį, jo, nemačiau, bet žinau, kad Giedriaus Kuprevičiaus muzika, jo, tai, bet ir gerai, kad nemačiau, jo, nes aš, kai išleidinėjo, manęs tiesiog nebuvo Lietuvoje, jo, aš tiesiog jo nemačiau, žinot, kaip rodo visą laiką retai, ir čia irgi dabar labai ilgą periodą nerodė jo ir dabar ten labai stengiasi atgaminti, sunkiai sekasi, nu, žinot, kaip sunku yra po tiek laiko tai daryti, tai nežinau. Jo. Turime štai dar vieną ranką. Aš noriu padėkoti už tai, ką jūs darote, ačiū labai. Ir klausimas būtų apie tai, pradėjau atsakyti apie laiškus, kad nelabai jais rėmėtės, tarsi jie buvo antraplaniai. Ne, aš gal ne tą norėjau pasakyti, aš norėjau pasakyti, kad aš į juos žiūrėjau, žinot, kaip galima skaityti ir taip tarsi panirti tokias svajas, kaip tai yra gražu ir taip toliau. Aš kažkaip visai kitus dalykus ten išvelgiau. Pavyzdžiui, man užkliuvo tai, kad Čiurlionis labai daug teisinosi. Jis ištisai teisinasi, ten, kad reiškia, ten, nu, suprantat, jo, vat, tai ką tai reiškia, kad adresatas priekaištavo. Suprantat, bet vėlgi tai yra iš jaunumo, aš kaip noriu, vat, vėl sakau, aš nieko čia nekaltinu, žinot, kaip Sofija norėjo, kitaip įsivaizdavo, žinot, kaip mes visi meilę, turim savo meilės iliuziją ir ją tikim. Vat. Ir paskui, jeigu yra kažkoks netitikimas, griūna gyvenimas. Nu ir tada visi blogi ir žodžiu. Jo, tai vat aš tą tiesiog pamačiau laiškuose. Todėl man buvo labai sunku padaryti finalą, kurio norėtų visa Lietuva. Suprantat? Tai jis bus toks, kokį aš išgirdau ir, žodžiu, vat, koks į mane atėjo. Tai va. Tai visgi užkulisiai buvo praverti truputėlį. Klausimai. Sakykit, pavadinimą jūs iš karto jau pasirinkot šitą ir paskui dėliojot, ar jums paskui vėliau kokia tai mintis atėjo? Žinot, kaip, iš tikrųjų, aš esu dėmesinga, nu, kaip čia smulkmenom, tokiom ir tokiais, žinot, kaip, ne viskas, kas turi, kaip čia, norėjau kažkaip suformuluoti, nesigauna, bet noriu pasakyti, kad aš galvojau apie pavadinimą, bet supratau, kad jisai kažkada ateis, nereikia apie jį galvoti, nes vis tiek svarbu yra, koks yra vidus, jo, kas viduj, koks yra tas turinys. Ir tą pavadinimą pasakė kostiumų dailininkė Olga Filatova. Karalių pasakas, kuo gerai, tegul būna taip. Nežinau, aš pradėjau statyti ir kažkaip mes šnekėjom ir taip pat galvojom ir jinai kažkaip pasakė ir sakau, gerai, bus gerai. Čia vėlgi, man patiko tai, nes ne dėl to, kad yra tas paveikslas, bet gal šiaip, kad aš jį laikau karalium, patį Čiurlionį. Jo, taip. Ne, nėra tikrai. Ne, čia tiesiog, suprantat, galingas žmogus gyveno. Ir jisai mokėjo kurti savo pasaką ir jis ją kūrė, nes tai yra jo pasaulėžiūra, mesgi matom, jo. Gerbiama Andželika, sakykit, ar jums netrodo, kad dėka kančios nesotumo mes turime Čiurlionį, kurį jis patyrė? Ir ar jūs geriau šoktumėt ir jūsų visas teatras, jeigu jūs savo teatrą turėtumėt? Nuostabi provokacija. Jo, labai tikrai. Žinot, kaip yra, viskam turi būti ribos. Suprantat? Tiesiog, kai tu pereini į kažkokį jau tą tokią nepakeliamą kančią, o aš manau, kad jis buvo jau toj pusėj, kad tiesiog buvo jau ta kančia, jinai gerai ir aš pati mėgstu nepavalgyti, žinot, prieš repeticiją, pavyzdžiui, nes iš tikrųjų pradeda dirbti siela, kaip aš tikrai jaučiu labai aiškiai. Ir ten, čia va, ten tu sukūdus išsekus, nieko panašaus, man kaip tik labai gerai yra tas jausmas, va, toks lengvumo, nežinau, nesakau, organizmas yra mums nepažintas dalykas, mes nežinom, bet
tiesiog tikrai ta siela pradeda dirbti. Tai aišku, aš sutinku, kad bet suprantat, ta kova tiek atima. Nu kam? Suprantat, bet tiesiog dėl to man būtų žymiai geriau, jeigu vis dėlto man būtų tos sąlygos sudarytos. Žinot kodėl? Aš galėčiau padaryti kūrinius labai didelius, tiesiog labai didelius, nes aš kaip čia, tai yra mano maštabas. O dabar gaunasi, kad aš turiu visą laiką iš tos situacijos kažkaip čia išsisukti, suprantat? Vat, tikrai vis tiek tas yra. Tai tik todėl, aš vis laik sakau, išnaudokit mane, suprantat? Išnaudokit, vat, nu, imkit, vat, nežinau. Taip. Bet yra kaip yra. Tai vat. Ir aš padaryčiau daugiau žmonių laimingais. Vat, jūs paklauskit vaikučių mano, ar jie gerai jaučiasi mūsų teatre. Nu, vaikučiai? Nu, suprantat? Taip, todėl kad jie supranta, kad pas mus, žinot, dabar visi teatrai, dauguma, pavirtė į fabrikus. Kepa kažkokias premjeras, yra didelis nesiskaitimas su artistais, yra toks, žodžiu, vienas po kito, kažką ten, žodžiu, abejotinos vertės kažkokia produkcija, suprantat? Ir ką? Teatras yra vieta, kur turi vykti pagrindinis dalykas, kūrybinis procesas. O čia žinot kaip, čia aš kaip jau vaikučiai mano, tai jie žino, aš ateinu reiškias, į tą salę, kur mes repetuojam, tai iškart pasidaro kapų tyla. Kodėl? Todėl, kad jie žino, kad aš turiu pagauti ore ten tą kažką, nuo ko mes pradėsim daryti kažkokią mizansceną ir nuo to prasidės. Suprantat? Tai aš už tai, kad tai išliktų. Suprantat? Už tą, kur mes susirinkam, tie, kas pirmą kartą pas mus ateina, negali suprasti, kad taip gali būti. Kad, reiškia, pilna salė žmonių ir yra kapų tyla. O tokia. Todėl, kad mes visi, jie, kaip aš sakau, jie turi visi pasijungti mano aurą. Jo, tai mano. Ir jie jau dabar tą moka padaryti ir viskas. Ir, reiškia, jie pasijungia į mane, o aš ten į kažką ir viskas. Ir taip pasidaro spektakliai. Kažkokie tai, taip, iš tikrųjų. Reikia užsirašyti, sielų mainai. Aš tai kitą dalyką pagalvoju, kad gal reikia pradėti pardavinėti bilietus į repeticijas tavo. Nu, aš... Dar klausimai. Jūsų santykis su Čiurlionio darbais, kas jums yra atspirties taškas, kad jūs galėtumėt pasakyti, taip, čia buvo genijus, čia buvo didis žmogus, nežinau, skambesys, muzika, tapyba, apskritai ne kūryba, o kažkoks požiūris tiesiog apie jį kaip menininką, apie jo darbus. Bet žinot, man tai atrodo kažkaip, tai yra taip akivaizdu, kad čia net nereikia nei ten kažko formuluoti, nei ten kažko ieškoti, nei ten aš kažką protingo jau čia pasakysiu. Žinot kaip, nes tu tiesiog žiūri ir matai. Matai, kad, suprantat, kaip yra. Ką turi turėti menininkas? Labai nemėgstu šito žodžio. Tai jo šiaip nenaudoju, bet žmogus, kuris, reiškia, yra meno. Pasaulėžiūra savo. Režisūroje turi, reiškia, tu nori režisuoti, tu turėti savo pasaulėžiūrą. Tai yra būtina. Ir tai, kas tie, kurie tai turi, mes visada juos atpažinsim. Todėl, kad, nu net nežinau kodėl, bet taip turi būti, suprantat. Ir ką? Ir Čiurlionis jisai turėjo. Jis turėjo savo pasaulį, kurį reiškia per paveikslus. Sakykime, muzika, čia vėlgi yra dalykas, tai yra kaip čia, jo reikia išmokti, bet jisai sėkmingai mokėsi. Jeigu, pavyzdžiui, vėlgi būtų į jį investuota ten, sakykime, dar daugiau ir ten taip toliau, tai aš manau, kad jis būtų ir šitą dalį išvystęs. Juk, žinot kaip, jeigu tu esi talentingas, tu moki viską.
Nu, vat nėra taip, kad va tik tai, pavyzdžiui, tu moki realiai viską. Suprantat? Taip yra. Tai va aš galvoju, kad jis tiesiog buvo mega talentingas ir mokėjo viską. Ir per reiškia, muziką, per jo darbus mes tą galime suprasti, pajausti. Mes turime laiko vienam paskutiniam klausimui. Aš grįžtu pas jūs. Nu, ačiū labai. Aš esu jūsų didžiulis gerbėjas nuo pat moterų dainų. Kodėl? Pasakyk. Už tai, kad man labai įdomus jūsų spektakliai, man labai patinka. Kai kuriuos esu matęs po keletą kartų, aš daug ką randu juose ir man labai gaila, kad kai kurių spektaklių jau dabar nežinau, kodėl ar jie kur nors įsaugoti. Gal yra kokia nors, kad ir mokama būtų videoteka, kad būtų galima juos tiesiog grįžti po kiek laiko. Suprantat, čia yra, aišku, žiaurus menas, todėl kad jis egzistuoja tol, kol yra artistai. Ir nieko nepadarysi, žinot, kaip tiesiog vieni. Ir tai, žinokit, aš galvoju, kad mūsų teatro spektakliai mano eina labai ilgai. 10 metų, tai čia yra žiauriai daug, iš tikrųjų. Ne visi 10 metų. Bet visi ėjo po tiek. Nėra, koks Greta trumpiausiai ėjo spektaklis? Jo, bet, gerai, mano trumpiausiai, pavyzdžiui. Visi, suprantat, virš 10 metų eidavo. Taip, iš tikrųjų, nėra nei vieno, kad būtų toks, žinot, kaip ir viskas. Bet yra kažkur jie nufilmuoti kažkur tai? Jo, yra, bet kadangi aš nevertinu to, ką aš darau, tai man... Šiaip iš tikrųjų praktiškai visus spektaklius premjerinius užfilmuoja Lietuvos nacionalinė televizija. Čia jau dabar suprato, kad reikia, nes suprato, kad aš gal neilgamžiai, žinot, kaip, aš turiu menį, kad čia, žinot, kaip šiandien yra, rytoj nėra, taip, jo. Andželika, palinkėjimas. Jau vis tiek atsisveikinsim toj su auditorija. Žodis, su kuria norėtum išleisti šito žmonės šiandien. Iš tikrųjų, tai ačiū už meilę. Aš kažkaip nesitikėjau, žinokit, iš tikrųjų, kad čia tokio dėmesio savo. Tai va, tikrai, nes kažkaip taip atrodo, bet nors šiaip, kai pagalvoji, tai iš tikrųjų ta jau auditorija yra tokia didelė, kuri eina į mano spektaklius, nes jų iš tikrųjų tai daug yra. Aš per sezoną, aš paskaičiavau, kad 9 pavadinimai, įsivaizduokit, spektaklių. O Jėzus Marija. Ir visą laiką visus neįmanoma gauti bilietų, kaip įmanoma, pirmas dienas, bet paskui ne. Bet tas dėmesys toks, bet žinot, toks abstraktus jisai man, žinot, aš dabar supratau, aš susitikau su gyvai žmonėm, mes šnekamės ir aš galiu kažkaip tą apčiuopti, o šiaip tai tu nesupranti, iš tikrųjų. Myli ten tave, kas nors nemyli. Tai va šiandien pajutau, kad taip. Tai labai ačiū.